Pusantrų metų mažylio mama rašo ir klausia patarimo, ką daryti, kaip reaguoti į vaiką, nes jisai pasižymi tokiam labai labai stipriom emociniam reakcijom. Mama nerimauja, klausia, sako, gal jau jam šitą 3 metų krizė prasidėjo. Aš, aišku, gilinu konteksto suvokimą ir paaiškėja, kad tos tokios tantros, jos įvyksta situacijose, kada vaikas yra jau labai pervargęs ir perdirgintas. Tai tarkim, vakare, jeigu nenueina vaikų miegoti, jos įvyksta kažkur svečiuose, jos įvyksta prekybos centre, kai vaikas yra po darželio paimamas ir dar su mama keliauja prekybos centrą. Ir ką noriu pasakyti, kad tokiose situacijose, tokiam kontekste vaiko reakcija yra tokia tikėtina ir normali. Todėl, kad tokie maži vaikai, kol jie dar neturi tokios savireguliacijos, jie važiuoja tokiu švytuoklės principu. Iš vieno maksimumo jie kala į kitą maksimumą. Jeigu pastebėjot, labai dažnai, kas labai didelės linksmybės ir dukimai, po to baigėsi kažkam labai labai didelėm ašarom, todėl, kad vaikas neturi dar tos savireguliacijos mechanizmo ir jis negali sustoti ir šiek tiek save patausoti. Tam reikia jam mūsų suaugusių pagalbos ir išorinio reguliavimo. Tai tokiem vaikam labai labai svarbus ritmas ir tam tikras tausojantis režimas. Tai ritmas dienos turi būti pastovus laikas kėlimosi ryte, ėjimo miegoti, pietų miego, pasivaikščiojimo, buvimo lauke. Vėlgi tai, ko mums labai norisi kokiam savaitgaliu ir svečių pas save ir kažkur išvažiuoti, tai su tokiais mažais vaikais viską reikia dalinti iš 3, nes kas mums yra rutina ir nuobodu, tai vaikui yra gėris ir jam reikalinga tokia emocinio saugumo ir tausojančio režimo sąlyga. Tai išmiegoti jam reikia per parą 12 valandų, tai čia visiems iki mokyklinukam, tai 10 turbūt valandų gaunasi nakties miego, 2 valandos popiečio miego, 1,5 metų vaikai iki 2 dar po kelis kartus miega. Tai žodžiu, labai labai svarbus tas toksai geras krūvis, poilsis ir vaiko tausojimas, kad jeigu yra kažkokia intensyvesnė veikla, po jos turi sekti tas toksai atsipalaidavimas ir poilsis, tokių kvėpavimo principų. Įkvėpimas, iškvėpimas. Ir taip susidėlioti visą dieną ir laikytis. Ir jeigu jūsų vaikai bus tokie pat tausoti, pristabdyti nuo pervargimo ir perdirginimo, tai jūs turėsite adekvačius, stabilius vaikus, kurie bus nesudemonėję ir nekels jums kažkokio nerimo. Tai sėkmės.